Vieni įstatymai reglamentuoja mūsų santykius su Dievu. Jeigu tu myli Dievą, tu pagal tai įstatymus ir santykius statysi. Kiti įstatymai reglamentuoja santykius su artimu. Jeigu tu myli artimą, tai tu jo neapvoksi, nesvetimausi su jo žmona, prieš jį melagingai neliūdisi, negeisi jo turtą ir taip toliau. Jo nenužudysi. Jeigu tu myli Dievo įsakymus, tai tu juos laikysis. Žiūrėkit, atsiveskit 119 psalmę ir paskaitykim. Taip vadinama įstatymo psalmė. 119 psalmę galim pavadinti įstatymo psalmę. Jie išdėstė visą įstatymo filosofiją biblinę. 119 psalmė. Ir paskaitykim. 48 eilutė, žiūrėkit. 119 psalmė, 48 eilutė. Kelsiu rankas į tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie tavo nuostatus. 113 eilutė. Veidmainių nekenčiu, bet tavo įstatymą myliu. Visur pabrėžia, kad įstatymą myli. 119 eilutė. Tu visus žemės nedorėlius pašalinsi, taptum atmatas, bet aš myliu tavo liudijimus. 127 eilutė. Tavo įsakymai brangesni man už auksą, už gryną auksą. Va, koks požiūris į įstatymą. Kas jų laikosi, gauna didelį atpildą. Didelį atpildą gausi, jeigu laikysis. Štai, nes Dievo įsakymas yra tobulas. Žmogaus prigimtis tokia. Jis myli, jis mėgsta tai, kas tobula. O Dievo įstatymas yra tobulas. Seno testamentą atsiverskime. Pakartota įstatymo, 6 skyrių, 5 eilutė. Pakartotas įstatymas, 6 skyrius, 5 eilutė. Mylėk viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą, visomis jėgomis. Ir kai tu myli viešpatį Dievą visą sielą, visomis jėgomis, visą širdimi, tai iš to motyvo tu vykdi kitus įstatymus. Teisingai. Jeigu tu myli Dievą ir nori, kad jis būtų patenkintas, kad jisai būtų geros nuotaikas žiūrėdamas į tave, tu vykdi viską pagal jo gyvenį, kad jo neįžeisti. Nes nuodėmė nevykdymas įstatymai yra Dievo įžeidimas, liudimas Dievo. Tai va, Dievo meilė. Išsiaiškins Dievo meilę. Antras įsakymas apie meilę senajame įstatyme yra mylėti artimą kaip save patį. Kunigų 19 skyrius, 18 eilutė. Nekeršykite ir atleiskite savo artimui. Mylėkit savo artimą kaip patys save, aš esu viešpats. Mylėkit artimą kaip patys save. Meilė. Meilė bus Dievo dovana. Tai ateis iš Dievo, pats Dievas duos savo meilę, bet kad tu ją gautum, tu turi prieš tai sutarnauti vykdydamas įstatymą, tada Dievas duos meilę. Kad tu vykdytum įstatymą mylėti Dievą, tau reikia vykdyti kitus įstatymus, tada Dievas duos to meilę ir tu galėsi vykdyti tą įstatymą. Taip sako iš Torą. Pažiūrėkit, pakartota įstatymų 30 skyrius, žiūrėkit, antra eilutė sako. Tada tu su savo vaikais sugrįši pas viešpatį visą širdimi ir visą sielą paklūsi įsakymams, kuriuos tu šiandien skelbi, liepia visą širdimi ir visą sielą paklūsti įstatymams. Sako, tada viešpats tavo Dievas pasigailės tavęs ir vardina, kas bus. Ir žiūrėkit, 6 eilutė, vienas iš tų dalykų, viešpats tavo Dievas apipjaustys tavo širdį ir tavo palikonių širdis, kad mylėtum viešpatį savo Dievą visą širdimi, visą sielą ir gyventum. Matot kokią sąlygą, atrodo, jeigu su vaikais sugrįši pas viešpatį, visą širdimi, visą sielą paklūsi įstatymams, kuriuos to šiandien skelbiu. Turi paklūsti įstatymams. Tada vienas iš Dievo bus, kad Dievas apipjaustys jūsų širdis ir padarys, kad mylėtum Dievą visą širdimi, visą sielą, visų protų. O tokia tvarka yra.